Lietuvos sporto universiteto treniravimo sistemų pirmo kurso studentai akylai klauso dėstytojo Rūtenio Paulausko nurodymų. Krepšinio specializacijos studentams kiekviena valanda praleista su žinomu specialistu yra labai vertinga. Treneris, pedagogas, ne vieno straipsnio, monografijos ar knygos apie krepšinį autorius, Rūtenis Paulauskas nori dalyjasi krepšinio paslaptimis. Jeigu konkrečiai kalbėti apie treniravimą, tai mes iš tikrųjų skiriam labai daug dėmesio treniravimo metodikai, labai daug dėmesio iš tikrųjų skiriame krepšinio treniruotės struktūrai, jos išaiškinimui. Lietuvos sporto universitetas Lietuvoje vienintelį mes rengiam trenerius įvairių sporto šakų ir Europoje nėra tiek daug universitetų, kur galėtum įgyti aukštąjį sporto trenerio išsilavinimą. Didelis dėmesys yra skiriamas ir praktiniam mokymuisi, tai yra įvairių krepšinio technikos veiksmų, pradedant nuo judėjimo be kamuolio, kūno valdymo, kamuolio valdymo technikos, paties žmogaus suvokimo ir pabandymo, kaip jisai sugeba aikštelėje tą atlikti ir be abejo, kaip jisai moka perteikti tą savo mokiniams. Tie žmonės, kurie sportuoja nuo mažens, jie savo gyvenimą, kurie nori susijęti su sportu, jeigu ir netapo didelio meistriškumo sportininkas pats, bet galimybė universitete įgyti išsilavinimą ir būti toliau šalia sporto, treniruoti jaunesnę kartą, tai yra treniravimo sistemų studijų programa. Šioje žaidimų salėje ne vieną valandą praleido žinomiausi šalies krepšininkai ir treneriai – Stepas Butautas, Vladas Garastas, Kęstutis Kemzūra ar Rimas Kurtinaitis. Visi jie aukštosios mokyklos auklėtiniai. Universitetas vienintelis šalyje rengia krepšinio trenerius. Sporto šakos, kuri jau ne vieną dešimtmetį daugumai mūsų virto beveik religija. Jauni žmonės, kai ateina, aš jiems sakau, pirmiausia, tai turi būti gyvenimo būdas, hobis ir profesija. Jeigu šito ruošiantis būti treneriu, nors vieno šito nėra, tai iš tikrųjų labai sudėtinga. Galų gale sukūrus šeimą vėl, ta šeima turi palaikyti, ta aplinka turi būti ir visi treneriai būsimi turi žinoti, kad čia iš tikrųjų labai sunki profesija, bet kurią sporto šaką paimant, nes iš tikrųjų reikia paaukoti daug laisvalaikio. Jie turi dalyvauti varžybiniam procese. Gal gyvenime mes, nesvarbu kokiam lygiai, baudos metimą jis nepataikys, bet jis žinos, kokie psichologiniai momentai, kas galvoje dėdasi. Tu gali žmogui pasakoti, apsiramink, susitvarkyk kvėpavimą, nekreipk į aplinką, bet jeigu aš gyvenim nesu metęs baudos ar prametęs baudos, na ir mokyti vaikus apie tai, kaip tą reikėtų daryti, ar galų gale net tie momentai, kada minutę pertraukėlę, kada keitimą su kokiu žaidėju leisti aikštelę. Na, čia yra iš tikrųjų didelis mokslas ir iš tikrųjų sudėtingas mokslas, gal kartais jauni žmonės nesuvokia, koks čia sudėtingas mokslas. Šiemet universitete mokslus pradėjo daugiau kaip 30 būsimų krepšinio trenerių. Ši specializacija viena patraukliausių ir labiausiai prestižinių šalyje. Studentai įgyja gerų psichologijos, fiziologijos ar pedagogikos žinių. Ją renkasi ir dabartinės žvaigždės. Jonas Valančiūnas, treniravimo sistemų laisvasis klausytojas. Ar susidomėjimas treniravimo sistemomis ir ypatingai krepšinio specializacija kažkaip padidėjo po čempionatų, po olimpinių žaidynių? Taip, mes matom didesnį specializantų skaičių krepšinėje ir manom, kad Lietuvos krepšinio rinktinės pergalės prie to prisideda. Taip pat prisideda turbūt ir mūsų geras dėstytojų darbas ir studentų atsiliepimai apie kokybiškas studijas. Tai svarbiausias mūsų rezultatas. Būsimieji krepšinio treneriai daug ką išmėgina praktiškai. Krepšinio subtilybės jie pajunta atstovaudami universiteto krepšinio komandoms. Lietuvos sporto universitetas šiai dienai bendradarbiauja su visomis stipriausiamis pasaulio organizacijomis. Erasmus programa leidžia aplankyti pačius progresyviausius ir moderniausius Europos universitetus. Sakysim, kalbą galim tobulinti Anglijos universitetuose, su kuriais mes labai tamprai bendraujam, su kuriais mes turim bendras jungtinės programas. Sakysim, jeigu norim važiuoti į stiprią krepšinio šalį, Ispanija yra mūsų partneriai.
ir tenai vėlgi galim rasti Madrido, Barcelonos universitetus, kur galima semti žinių. Aišku, turim unikalias galimybės bendradarbiauti su NBA lyga. Pirmiausia, ar žmogus pats yra bandęs žaisti aukštesnėme lygyje krepšinyje ir iš tikrųjų kviečiame ir sudarome sąlygas tiem žmonėm, kurie dar kažkur tai tebe žaidžia. Ne visuomet geri krepšininkai tampa gerais treneriais, todėl tie žmonės, kurie galbūt ir nerungtyniauja pareigiose komandose, bet yra labai žingeidus, labai aktyvus, nori lanko pratybas, užduoda klausimus, bando patys kurti tam tikras, sakyčiau, net ir treniravimo filosofijas. Tokie žmonės yra iš tikrųjų pas mus labiausiai laukiami ir kviečiami ir jie dažniausiai dar studijuodami yra pastebimi darbdavių ir juos jau sporto krepšinio mokyklos ir netgi profesionalūs klubai ima kviesti pas save į darbą. Lietuvos sistema leidžia treneriam augti. Ta terpė, kuri sukurta, tai yra varžybos, tai yra, sakykime, klubų sistema, tai yra universitetas, federacija ir panašiai, leidžia per maždaug 10 metį subręs treneriui ir gauti tą šansą, sakysim, kurį išnaudojęs treneris jau eina į tarptautinį lygį, treneris tampa žinomas, treneris tampa vertinamas, trenerio kompetencijos augimui yra visos sąlygos. Krepšinio idėjas universitetas skleidžia ir kartu su užsienio partneriais. Su Anglijos Vusterio universitetu parengta ir ne vienerius metus įgyvendinama tarptautinė krepšinio trenerių magistro studijų programa. Universitete veikia ir kartu su partneriais iš Ispanijos bei Anglijos įsteigtas Europos krepšinio tyrimų centras. Po šito tyrimo centro kartu su universiteto dėstytojais ir atliekama daug tyrimų ir taktika, krepšinio ir technika, analizuojama įvairius mokymosi metodikos bandomos ir atletinis rengimas specializuotas būtent su krepšinio žaidimu susietas. Šiai dienai atsiveria iš tiesų didelės galimybės ir norintiems įgyti magistro diplomą. Dėl to, kad iki to labai sėkmingai veikusi Vusterio universiteto inicijuota magistro studijų programa jau lapkričio mėnesį taps mūsų bendru projektu, tai yra jungtinė programa, jungtinė magistro programa ir jau stojantieji į Lietuvos sporto universitetą galės studijuoti iš karto toj magistro programos. Tai yra bakalauro laipsnį turintys studentai, absolventai jau galės pradėti studijuoti tarptautinėje programoje čia, Kaune, praleisti pusmetį Vusteryje, sakysim, pagal galimybės ir įgyti jau tarptautinį diplomą dviejų šalių, dviejų universitetų, tai Lietuvos sporto universiteto ir Vusterio universiteto bendrą diplomą. Universitete parengti treneriai dirba ne tik Lietuvoje, bet ir sėkmingai karjerą tęsia užsienyje. Tačiau iki to laukia ilgas, bet labai įdomus kelias. Kas laimės?